Kas čia vyksta, kažkokie sportininkai nutarė ant tilto pasportuoti, vadovas čia vis parodo ir įsivaizduokit, va, visokius, visokius pratimus, ko sunkesnius ir jie čia visi per tiltą strakalioja. Nu, tokia motivacija pasportuoti, aš nemoku jums apsakyti. Nu, miela, malonu, kai tokie vaizdai pro langą. Va, žiūrėkit. Visokio amžiaus, įvairaus amžiaus, čia kažkokia, nežinau, grupė. Tai va. Labai malonus rytas. Na, o čia iš mano paskutinės vintažinės medžioklės, va tokios nuostabios atvirutės. Čia tiesiog kaip nutapyta. Va, žiūrėkit, kokios gražios, kokios tulpės, rožės, astros. Va, kokie nuostabios atvirutės. Viena tai seniausia, tai 70 metų, po to 82 yra. Na ir vat visos jos tokio amžiaus, mokėjau po 10 centų. Man čia nuleido, kadangi taip truputį daugiau ėmiau. Na va, ir aš, aišku, kažkada vaikystėje rinkau jas, kaip ir visi, bet niekada aš jų nesaugojau ir aš paskui išmesdavau tiesiog jas. Nu, o dabar, va, įsivaizduokit, užsimaniau ir aš jas įsigijau. O vieną, kadangi jau pas mane velykinė tema, tai va, su tokiu pasveikinimu, su margučiais, su šventom Velykom, su pirmais pavasario žiedais. Va, tokia atvirutė, nuostabi, lietuviška, kiaušinukai, klumpės. Nu, labai labai graži. Na ir va, pas mane jau ant stalo irgi velykinė tema. Jau dėjau gaidelius. Va, šitam gaideliui radau draugą. Labai panašaus tokio tipo. Ir 2 tokie mėgsti draugeliai. Vištytė ir gaidelis. Man labai priminė mano vaikystės laikus. Kažkada mes tokius visokius darydavom. Na ir dar 2 mediniai kiaušinukai. Kadangi pastebėjau, kad paskutiniais metais aš kažkaip nebenoriu. Nežinau, kas su manim. Nebenoriu dažyti tų kiaušinių. Na ir tikiuosi dar atrasti dar tų medinukų tokių. Na va, tai čia mano medžioklės vintažinės trofėjai. Dar čia tik tais maža dalis. Laukiam tęsinio. Pamiršau pasakyti, kur aš juos panaudoju, nes kažkaip man norisi kiekvieną daiktą kažkaip ir panaudoti, kad jisai būtų naudingas. Tai šitas atvirutės aš dažniausiai naudoju kaip skirtukus. Vat viena nukeliavo jau į knygą, labai graži, pasirinkau tokią vyšnių šakelę mėlynam fone, nu, labai pavasariška, tokią nuotaiką sukuria. O kitos, kadangi aš pardavinėju, kai ką prekiauju, tai įdedu tiesiog žmogui nuotaiką pakelti į siuntinuką. Ypatingai, va, pavyzdžiui, tokie žvėriukai, jie nieko neįpareigoja, ar vaikiškus kažkokius daiktus, ar ką, visada malonu gauti su siuntinuku kažkokį tokį mažą akcentuką. Tai va, tokios mano atvirutės. Na, pažiūrėkit, kuom ne Velykos, marga, mirgu marga. Čia yra mano skarutės, aš jų neturiu daug, bet, vat, tokia į mūsų temą. Turiu šilkinių, yra nešilkinės,
iš Italijos, bet visos spalvotos, gražios, tik tai jas reikia mokėti gražiai užsirišti. Ir dabar aš labai žiūriu tos visus video ir pati juokiuosi, nes turiu ir tų tokių perkišamų skarom, sagučių, nu, tokių kaip sagės, ir man taip sunkiai sekasi. Šita yra vilnonė, aš su ją parodysiu. Jinai yra labai graži. Tai va, toks grožis. Skaručių, tik reikia mokėti jas užsirišti gražiai, o tai nėra taip jau ir lengva ir paprasta. Bet bandysim. Bandysim, yra pamokėlių, yra video visokių. Taip kad. Na, sveikos merginos. Šiandien parodžiau truputį savo skaručių tokią kolekciją. Ir va čia vieną taip tokią persikišau, mano baltinukai su tokiais lampasais, čia persikišau ir čia tokį pasidariau. Na, bet aš ne apie tai, man tai toksai vat visą laiką, nu, ir juokas, ir žiūriu tos video, žiūriu, kaip gražiau užsirišti tą skarutę, kaip įdomiau. Ir žinokit, nu, man nieko nesigauna. Nu, tai va, tai galvoju, gal kažkaip šiandien pabandysiu kartu su jumis. Na va, čia tokią turiu tą juodą skarutę. Ir taip pat noriu parodyti, kad aš turiu irgi tokias vat skarutėm būtent perkišti. Tokie va gražus, dar čia ne viskas. Turiu va dar tokį arkliuką, nu čia jisai toksai daugiau gal šlipsiukam, bet galima va persikišti irgi, kaip tik arklio metais. Na ką, čia turiu tokią šilkinę skarutę ir mačiau, kad labai gražiai daro arba ant grandinėlės, arba su karoliais, ypatingai labai gražiai su, kaip aš nelabai jų mėgstu, net neturiu, su tais perlais vadinamais. Nu, bet aš dabar pasiėmiau čia tokią grandinėlę ir galvoju, pabandysiu. Pabandysiu su ta grandinėlė. Taip, kažkaip tai yra perkišama ir tada, žinau, lyg tai šitaip. Galima, aišku, ir šitaip daryti. Ir, aišku, gal su tais perlais yra kažkaip tais taip išvaizdžiau, daugiau gal atšviečia. Nu, bet čia vat vienas toks iš būdų su grandinėlė. Nu, toksai galima ir kaip šlipsiukas gaunasi. Va. Nu, vienas toks iš būdų. Nu, reikės pabandyti, reikės naudoti šitą būdą. Čia gan toks nesunkus. Nu, čia, manau, gal galima ir dar visokių. Mūsų čia jau fantazija prisigalvoti. Ir kažkokiu ir dar persukti. Nes, nu, kai žiūri, tai jos ten viskas taip lengvai jom gaunasi, o man kažkaip tai niekas taip lengvai nesigauna. Nu, nežinau. Tai va. Paskui dar tokį vieną nusižiūrėjau, labai įdomus man tas būdas. Paimsiu kitą skarutę, va, paimsiu tokią. Žydrą violetinę, kažkaip tai mačiau, kad dedasi šitaip, nežinau, kaip man čia gausis, tada yra persukama
Taip, išsikišamas vienas galas, po to vėl dar yra, kaip atsimenu, perkišama. Ir tada bandom šitą kišt galiuką. Ir va, gaunasi toksai dvigubas toks surišimas, tai aš pabandysiu su tais baltynukais parodyti. Na va, čia toks vienas įdomesnių. Na tai va, kažkaip šitas liktai gavosi. Oi, tai va, yra daug visokių tų būdų. Bet sakau, man tai sunkiai, nežinau kaip jums merginos, kaip jums gaunasi. Na, o dabar čia noriu, tokį paprastą. Turiu tokią mažutę skarutę. Nu, pavyzdžiui, jeigu naudoti šitą mūsų tokią sagę vadinamą, nu, tai čia labai paprastai. Paprastai yra užsegama ir, nu, va, toks variantas. Galima daugiau, galima mažiau. Visai patogiai. Na kągi, bet didžiausias mano tikslas yra, tai parodyti jums va šitą gražią skarą, kurią aš dabar nusipirkau. Jinai yra nemaža, labai didelė ir jinai yra grynos vilnos, labai gražaus piešinio. Nu, tikrai, ir aš galvoju, kad jos dabar, nu, ateis tikrai į madą, bus vėl naudojamas, nes, nu, pažiūrėkit, kiek čia spalvų, kokių gražių ir ružava, ir mėlyna, ir visokia. Ir aš pabandysiu ją užsidėti taip, kaip aš sugalvojau, kad aš gal kokį kartą šitai pasipuošusi išeisiu. Na kągi, žiūrim toliau. Na, dabar noriu parodyti savo paskutinį radinį, tokią vintažinę skarą. Man jinai labai patinka, labai jinai maloni, nes aišku, yra vilnos. Kokybė tiesiog nuostabi, jinai kaip nauja. Aišku, jos, nu, seniau aš tai tiesiog net nežinodavau, kaip jas ar nešiot reikėtų, ar kaip, ir aš jau neturėjau šitų skarų. Na, bet dabar vat įsigijau ir noriu pabandyti, kaip aš ją esu mačiusi, kaip jas nešioja. Ir aišku, noriu pati pabandyti šitą būdą ir gal kokį kartą ir išeiti, ir taip ir išeiti, pasipuošus. Nes, na, tikrai šita tvari mada, šitas vintažas, jisai, nu, turi būti išsaugotas, nes tai yra, nu, superinės medžiagos, superinis grožis. Tai va, čia tokį pasiruošiau baltynukus, rankovės man per ilgos, kadangi yra vyriški, tai užsidėjau tokias apyrankės, truputį pasikėliau jas. Na va, ir šitaip jinai yra susirišama ir galima va šitaip eiti. Manau, man tai labai gražu, labai įdomiai ir labai neįprasta. Tai va, tikiuosi, kad kokį kartą išeisiu su šita skara, ją panaudosiu. Labai jinai yra man graži. Na ir dar visada žiūrėdavau, kaip merginos atranda tokius vintažinius megztinius. Ir tiesiog svajojau, galvoju, nu, kadagi man jau čia tai pasiseks. Na ir kągi, vintažo skyriuje pasisekė man rasti tokį vintažinį megztuką. Irgi sudėtis nuostabi,
Pažiūrėkit, kokiom jisai išsiūtas rožėm. Čia yra, labai tokia gera firma, tuo aš jums parodysiu. Aišku, jis yra toks ilgokas, čia gal reikia kažkaip susigalvoti dar irgi prie ko ir kaip jį nešioti, bet labai norėjau jums parodyti, nes šitokia vat firma ir jisai yra vilnonis, labai malonus, išsiūtas tokiom rožėm nuostabiom ant tamsaus fono ir netgi buvo čia prisiūta, kas jį reiškia priėmė, kad priėmėja numeris 8. Tai va, tai pasako, koks buvo atsakingai gaminama, atsakingai viskas daroma, netgi atsakingo žmogaus už šitą gaminį įdėtas numeris. Tai va, tai šitie rūbai yra tikrai, jie yra nepakartojami, vintažiniai, labai geros kokybės ir su mielu noru aš juos nešioju.